Šiandieną man nuostabi diena ne tik todėl, kad savaitgalis jau čia kišenėje turiu aš pilną maišą paicho. Taip jau atsitiko, kad galvoje nieko daugiau neliko, tik mintis kokiu būdu siela pasotinti žalių rūkučių jų, kad iš pradžių, kas seka susisuksiu, nebijokite, ilgai aš neužtruksiu. Klausykitės benė ir neradas duos minčių, dabar nespręsime gatvės likčių, juk laikas atokvėpiui ir gyvenimo pauzei. Ne veltui visą savaitę mokykloje ar darbe galva laužai. Gyvenimas yra gražus, kai žiūri į jį pro žalius dūmus, pamiršti visus sunkumus ir problemas, o kas išdrįsti neigti, tikriausiai neturi ką veikti ir net nežino koks tai jausmas, kai žmogui per akimirką praeina visas skausmas. Auksinė medicina neprilygsta mažutei gandžios vakcinai. Mama, pasakysiu vieną, kad nešaudu šūdo savo į veną, nežinau kaip kiti gali tai daryti kiekvieną dieną, man tai nepriimtina ir net nemiela. Geriau įtraukti žalio rūko į plaučius ir jaustis taip lengvai, lyg turėtumės sparnus, o jeigu tavo būdas sumus be abejo nurimsi, net pikčiausia priešą apkabinsi, nes peikas artina ir net labiausiai užsidariusi prakalbina, pasauliui suteikia naujų spalvų, tuomet tampu karalius be karūnos, rūmos negyvenu, tačiau šypsina lygiai ausų, viskas aplinkui tiesiog nuostabu, o mylimoji gandžia, daugelis su tavim gyvenimą išbandė, vienus įtraukė taip, kad lyglėlė už siūlų tampė, kiti užsigliučinė sėdėjo kampe, bet mudu ne iš tų, mes esame gerbėjai augalų, todėl dabar dar vieną džointą aš suku, bereikia tik ugnies, šitas malonumas man arti širdies.